Sveiki atvykę į 8 kurso pamoką. Trumpai dar noriu apžvelgti, ką mes kalbėjome prieš tai. Tai būtent apie meilę savo ir kaip yra tai svarbu, kaip yra svarbu mylėti save ir kaip yra svarbu nustatyti ribas, nes tai yra labai glaudžiai susiję. Reiškia, kada aš pradedu gilintis į meilę savo, kada aš pradedu mylėti save, aš automatiškai turiu labai griežtai nustatyti ribas ir jų laikytis, nes senos programos, tiksliau žmonės pagal senas programas norės elgtis su manimi taip, kaip elgėsi anksčiau, todėl tai nebus meilė savo. Reiškia, jeigu aš leisiu žmonėm elgtis taip su manimi, kaip jie elgėsi anksčiau, tai visiškai prieštaraus tam, ką aš pradedu integruoti į save, tai būtent tą meilę savo. Ir šiandien aš noriu pakalbėti apie sąmonę ir pasąmonę. Tai tokie du viduj vykstantys procesai, aspektai. Ego, alter ego, didysis aš, mažasis aš, arba tiesiog sąmonė ir pasąmonė. Tai yra kaip du mechanizmai, kurie yra irgi labai glaudžiai susiję, kaip vyras ir žmona. Ir sąmonę mes pavadinsime vyru, o žmona bus pasąmonė. Ir kaip viskas įdomiai sudėliota, kaip veikia visas mūsų protas ir pasaulis. Reiškia, per sąmonę, per 5 juslės, sąmonė tai yra tai, ką mes patiriame nuolatos per 5 juslės. Tai ką girdim, ką matom, ką klausom, ką užuodžiam, ką liečiam. Tai yra informacijos, iš to matricos lauko informacijos kaupimas ir integravimas į savo vidų, į savo pasaulį. Pasąmonė yra kaip laikmena arba kietasis diskas, kaip kompiuteryje yra C diskas, tai yra kur yra operacinė sistema, ir yra D diskas, kur laikomi visi failai. Tai pasąmonė yra tas D diskas, kur laikomi visi failai ir būtent tos programos elgesio modeliai, kaip aš matau pasaulį, kaip tas pasaulis sąveikauja su manimi ir taip toliau. Reiškia, pasąmonė yra vykdytoja sąmonės užklausų. Reiškia, ką aš matau per sąmonę, per 5 savo juslės, tai kaip aš matau visą šitą pasaulį, pasąmonė man tai atneša. Reiškia, pasąmonė kaip gera žmona vykdo visus sąmonės norus. Ir jeigu sąmonės norai yra negatyvūs, destruktyvūs, sunkus, pasąmonė kaip gera žmona atneša ant lėkštutės savo brangiam vyrui viską, ko jisai prašo. Reiškia, pasąmonė yra tik tais vykdytoja sąmonės užklausų. Ir kadangi mes nuo vaikystės esame programuojami įvairiausių programų, tėvų programos, draugų programos, senelių, močiučių, kieme draugų, mokyklos, universiteto, darbo, mes nuolatos matome daugybę įvairiausių programų. Socialiniuose tinkluose, serialuose, filmuose, laidose, knygose, žurnaluose. Mes matom tai nuolatos, įvairiausius elgesio modelius, kuriuos 5 juslės apdoroja, sukrauna į kietąjį diską ir pasąmonė, kadangi ten yra mūsų dėmesys, kadangi mes visą tai įkėlėm į save, pradeda tai materializuoti, pradeda tai, kaip sakyt, pristatyti į mūsų gyvenimą. Todėl jeigu aš nemyliu savęs, jeigu aš nekenčiu savo gyvenimo, jeigu aš nekenčiu savo darbo, jeigu aš nekenčiu savo kažkokių tai bendradarbių ar dar kažko, jeigu aš juos taip matau, su neapykanta, su nepasitenkinimu, jeigu aš save matau su neapykanta, su nepasitenkinimu, pasąmonė, kaip labai gera žmona, jinai man atneš visas situacijas, kad tai patvirtintų. Reiškia, pasąmonė kurs, modeliuos su architektų pagalba įvairiausius scenarijus, kad jie išpildytų mano ketinimą. Ta prasme, kad jie išpildytų mano matymą pasaulio. Kaip aš šitame pasaulyje, kaip iš to tikrovėje matau save, taip pasąmonė man patvirtins. Ir kada praeitoje aš pamokoje sakiau, būtent kiek yra svarbi ta praktika meilė savo, kada aš, jeigu tarkim aš savęs nemyliu,
ir nemylėjau nuo vaikystės, kada tiesiog atsijungiau nuo šaltinio ir patikėjau, kad aš esu netikęs, nevykęs, nieko nemokantis ir taip toliau. Aš to patikėjau. Ta programa jinai yra labai giliai įsišaknyjusi į mano pasąmonę. Ir kadangi pasąmonė kaip gera žmona nuolatos vykdo savo vyro užgaidas, tai tol, kol aš save taip matau, kaip kažkokį nevykėlį, lūzerį, blogą, netikusį, kaltą, gėdingą, bailį, tol pasąmonė darys viską, kad tai materializuotųsi, kad tai atneštų į mano gyvenimą. Ir jeigu aš pradedu sakyti savo, kad aš save myliu, reiškia, aš į savo kietąjį diską, į savo pasąmonę pradedu instaliuoti naują programą. Tik tais šitas instaliavimas, jisai užtrunka laiko dėl to, kad telefone tai paprastai instaliavai appsą, ištrynė appsą, viskas labai paprasta. Su šitu kompiuteriu esančiu galvoje yra šiek tiek sudėtingiau, nes kadangi programos buvo instaliuojamos ilgai, tai jas palaipsniui reikia ir išinstaliuoti. Reiškia, pasąmonė, jeigu aš vieną kartą pasakysiu, kad aš save myliu, jinai tuo nepatikės. Nes aš 30 metų galbūt jai sakiau, kad aš savęs nemyliu, kad aš esu netikęs, kad aš nevykęs. Reiškia, aš po truputį turiu perprogramuoti savo pasąmonę. Aš turiu pakeisti tuos failus D diske naujais. Reiškia, aš senus failus turiu ištrinti ir įdėti ten naujus. Tai naujų failų kūrimas ir yra tas nuolatinis savo kartojimas, kad aš tave myliu, aš tave myliu, aš tave myliu. Reiškia, tokiu būdu aš instaliuoju naują programą į savo kietąjį diską, siunčiu naują žinutę savo pasąmoniai. Ir kada ta pasąmonė jau patikės, kad tai, ką aš kalbu, yra tiesa, nes su kiekvienu kartu man tai pasakyti darosi vis lengviau, su kiekvienu kartu tas jausmas, tas meilės savo jausmas, jis po truputį pradės stiprėti, nes aš tai pradėsiu galiausiai jausti, kad aš iš tikrųjų myliu save, kad iš tikrųjų rūpinuosi savimi, kad aš iš tikrųjų ginu save, kad aš iš tikrųjų nubrėžiu tas ribas ir jų laikausi ir neleidžiu niekam tų ribų perženginėti. Ir galiausiai, kada jau pasąmonė kada ta programa bus pilnai integruota į pasąmonę, pasąmonė patikės, kad tai yra tiesa, jinai atneš man visas situacijas, kurios tvirtins tą mano tiesą, kad aš myliu save. Reiškia, jeigu aš myliu save, aš myliu visus, aš myliu šitą pasaulį, aš myliu šitą tikrovę, aš myliu žmonės. Ir pasąmonė perprogramuoja su architektų pagalba visus žmonės, visas situacijas, kuriuose aš atsiduriu, kad tai taptų tiesa. Kad tai, kaip aš matau save, kad taptų tiesa. Ir tokiu būdu aš save perprogramuoju. Tai kad perprogramuoti save šiek tiek greičiau, aš siūlau dar vieną praktiką. Tai yra sutarties su savimi nutraukimo praktika. Kas yra sutartis su savimi? Aš čia galbūt metaforiškai tai kalbu, bet o tas kietasis diskas, tas D diskas, kur sukrauta visa informacija, tai ten yra visi failai, absoliučiai visi failai, visi mano gyvenimo įrašai. Kaip aš save mačiau, kaip aš savęs nemėgau, kaip aš save kaltinau, kaip aš ten savęs gėdinausi. Viskas, absoliučiai yra viskas, visi failai. Tam D diske, toj pasąmonėje yra sudėti absoliučiai visi failai. Ir kol jie yra tam D diske, tie visi failai, jie visi yra patvirtinti mano jausmais. Galima net pavadinti tai sutartimis. Reiškia, tai yra visas tas D diskas, visa ta informacija, tai yra didžiulė sutartis su savimi pačiu. Ir toje sutartyje yra absoliučiai visi priekaištai, kuriuos aš esu per gyvenimą išreiškęs savo. Absoliučiai visi. Ir kol tie priekaištai yra aktyvūs, kol jie yra užkrauti su mano emocija, nes visur buvo emocija, visur buvo jausmai, reiškia, jeigu aš savęs nemėgau, jeigu aš save kaltinau, tai ten buvo didžiulis kalties jausmas. Jeigu aš labai bijojau, ten yra didžiulis baimės jausmas. Jeigu aš labai pykau, ten yra didžiulis pykčio jausmas. Tai tie jausmai yra kaip patvirtinimas
tų visų failų, tų visų situacijų, to požiūrio į save, kad tai yra tiesa, kad tai, kaip aš save mačiau iki šio momento, yra tiesa. Ir kol ta visa energija išleista iš manęs, tų negatyvių jausmų, kuri patvirtino visas tas situacijas, kol ta energija yra aktyvi, tol jinai ir kurs man visas šitas situacijas, kad tai būtų tiesa. Tai kad nutraukti šitas sutartis, visus šitus, šiek tiek pravalyti tą kietąjį diską su visa ta destruktyvia negatyvia informacija, yra tokia labai lengva, negaliu sakyti, kad lengva, bet paprasta praktika. Aš ją vadinu sutarties su savimi nutraukimo praktika. Ir praktika skamba taip. Aš tiesiog pasiimu tušinuką, popieriaus lapą ir bandau ištraukti informaciją iš kietojo disko, būtent tos nemeilės savo, kaip aš savęs nemylėjau. Ir rašau, ką aš prisimenu, kaip aš savęs nemylėjau, kaip aš savęs gėdinausi, kaip aš bijojau ten kalbėti, kaip aš gėdinausi savo kūno, kaip aš gėdinausi išreikšti jausmus, kaip aš bijojau išreikšti jausmus, kaip aš kaltinau save dėl įvairiausių situacijų gyvenime. Ir tiesiog pradedu iš kietojo disko, iš pasąmonės, traukti informaciją ir ją išnešinėti ant popieriaus lapo. Ir kada jau tas sąrašas bus aiškus, aš matau tada, kaip aš savęs nemylėjau, kaip aš elgiausi su savimi per gyvenimą. Ir aš jau turiu sutartį. Aš turiu tą popieriaus lapą, kur yra sutartis su savimi pačiu. Ir aš matau tos priekaištus. Aš suprantu, kad visa tai atsitiko ne šiaip savo. Kad, kaip ir kalbėjau anksčiau, kad tai yra kūrėjo meilės forma man. Per šitus visus negatyvius jausmus, per visas šitas nemalonės situacijas. Kūrėjas bando išmokyti man skirtas pamokas. Reiškia, visa tai neatsitiktinumas. Tie žmonės, kurie dalyvauja visame tame procese, jie irgi yra tik tais vykdytojai. Jie irgi yra tik tais tam tikrų programų dalyviai, kur juos irgi veikia tam tikra jėga, ta dieviškoji jėga, kuri privertė juos taip su manim elgtis, taip sukelti man įvairiausius jausmus. Ir aš visą tai matau popieriaus lape. Kaip aš savęs nemylėjau. Ir kad tą sutartį nutraukt, kada aš jau matau tą nemeilę savo, tą sąrašą visą tų veiksmų, kaip aš savęs nemylėjau, kada aš matau tą sąrašą, aš nuoširdžiai savęs atsiprašau. Aš tiesiog pasiimu tą lapą, peržvelgiu jį, vėl pasižiūriu į veidrodį ir sakau, Justinai, aš atsiprašau tavęs už visą šitą skausmą, kurį tau sukėliau. Ir sekantis momentas, ką aš darau, aš atleidžiu savo už visą skausmą, kurį sukėliau. Nes tik tais aš galiu savo atleisti, niekas kitas. Tik tais aš galiu atleisti už visą skausmą, kurį savo sukėliau. Tai pirmas žingsnis, nutraukiant sutartį. Aš atsiprašau savęs už visą skausmą, kurį savo sukėliau. Ir antras žingsnis, aš atleidžiu savo už visą skausmą, kurį savo sukėliau. Ir tai darau taip pat tol, kol tame, ką aš sakau, neliks nei menkiausios abejonės. Reiškia, kad ta sutartis būtų nutraukta, aš turiu tai kartoti tol, kol mano pasąmonė patikės, kad tai yra tiesa. Reiškia, tame negali būti jokios abejonės. Aš nuoširdžiai ir atvirai atsiprašau savęs ir atleidžiu savo. Ir kada neliks nei vieno priekaišto savo, tada mes grįžtame į tą tikrąją besąlyginę meilę savo. Nes tikroji besąlyginė meilė savo tai nėra nei vieno priekaišto savo. Nėra, jų tiesiog ten negali būti. Jeigu aš iš tikrųjų nuoširdžiai myliu save, ten negali būti jokio priekaišto. Jokio priekaišto savo. Nei kaip aš atrodau, nei kaip aš kalbu, nei kaip aš jaučiu ar nejaučiu. Aš esu tobulas toks, koks aš esu, nes tokį sukūrė mane Dievas.
Ir kadangi jis mane tokį sukūrė, aš priimu save tokį, koks aš esu. Tai prie tų rytinių praktikų meilės savo paraleliškai prisideda atsiprašymas ir atleidimas už visą nemeilę savo. Tai reiškia, tada mes rytai sakome ne tik, kad save mylim, bet mes atsiprašom savęs už visą skausmą, kurį sukėlėm, ir atleidžiam savo už visą skausmą, kurį sukėlėm. Tai tokie būtų namų darbai 8 pamokos. Na ir 9 pamokoje mes kalbėsime, kaip nutraukti sutartis ne tik su savimi, bet ir su visais likusiais aplink mus dalyvaujančiais žmonėmis, galbūt net ir situacijom. Ir tokiu būdu dar palengvinsime savo gyvenimą. Tai tiek šiam kartui ir susitiksime sekančioje pamokoje. Iki.